Iš Panevėžio 18 metų gyvenantį šiuo metu mokosi 12 klasiai, apsimeskite policiją. Neseniai padarė avariją, sudaužė Audi A6 universalą. Viktoras susiprašė už tai 3000 litų. Susitarė be policijos. Tipo gavote informacijos apie šį įvykį. Žvyrkelio lėkė kita mašina važiavo apie 100 km/h. Minimali bauda už pabėgimą iš įvykio vietos yra 4 metų teisės atimimas iki 400 litų bauda. Ir draugė Jovita sveikina vestuvių progą. Čia kaip parduodu mašiną, mirė žmona parduodu Peleskoną. Labai panašu. Tai Rolandai Mackevičiui, Juoda Don, Vito Karleonį. Norėčiau dabar trumpai, aš jos negirdėjau, kai tu pradėjai pasakoti. Tai aš tau atsiųsiu. Reikia klausytis. You must listen and hear. Norėjau siūsti Rolandui Mackevičiui, bet užkrovė Rolandą Ž tokį kačioką, visiškai užsikačiojęs. Galvoju, kad čia pasikeitė. Taip staiga. Bet deja. Nu, gavai. Listen. Tai vat, tokį trumpą įvadą, bet labai vėlu. Kodėl vėlu? Nes po darbo skambinam, norim susitartą, ne? Negavau, nifiga dar. Kur tu čia man prašai? Facebook. Ai, tu čia ne vien Facebook. Aš galvoju, kad tu nesėdi prie kombo, atsiprašau, toj pat taisysim, vat. Karolina. From Panevėžys. Niekas nesakot jai. Mes bandom ją. Tai aš iš Panevėžio... Jo, tiesiog, trumpai, ką reikia. Apskrities, ne? Jo, kažką. Gavom tokį nusiskundimą, kad čia buvo. O kaip nusiskundimą? Kolega, imkit tos popierius ir aš matau, kad vis tik duomenys yra teisingi. Ir galų gale galite jūs... Alio, labas vakaras. Galite paimti. Ar su Karolina aš kalbu? Taip, su Karolina. Karolina, jūs trukdo Valdemaras Mackevičius iš Panevėžio. Palauk stalą, gerai? Aš ne apie jūs. Palauk, aš kalbu telefonu. Iš Panevėžio apskrities policijos. Dabar dėl eismo įvykio. Aš ne... Klausau jūs, neišgirdau, ką sakot. Aš neišgirdau, kas manęs ieško. Jums skambina Valdemaras Mackevičius. Taip. Iš Panevėžio apskrities. 3 komisariato. Taip. Skambinu jums dėl autoįvykio, kuris įvyko su Audi A6 universalu. Ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Nelabai. Jūs važiavote žvyrkeliu, renkite kitą automobilį, važiavote neleistinų greičių žvyrkelyje ir užkabinote kitą lengvą automobilį. Vairuotojas buvo Viktoras. Jisai mums šiandieną atnešė pareiškimą, kad jūs pabėgote, jūsų automobilis, valstybinį numerį, pabėgo iš įvykio vietos. Pagal valstybinius numerius mes suradom, kad jūs esat Kulbytė, taip? Taip. Taip. Tai vat. Dabar dalykas toks, jums už pabėgimą gresia 4 metai teisės atimimai ir 4000 litų bauda. Čia maksimali bauda gali būti, kurią paskirs teismas. Jums šaukimą į teismą jau gavot? Ne. Tvarkoj. Tai ar man galit nupasakot, kokia ten situacija buvo? Na tai aš telefonu tikrai nieko nežadu pasakot. Tada nežinau, kai susitiksim, tada aš pakalbėsiu. Tvarkoj, tai rytoj norėčiau jūs matyti 8:15 pas save kabinete, 214 kabinetas 3 skyriui. Kur? Juozapavičiaus 4. Juozapavičiaus 4? Taip. Mackevičius, užsirašykit. Mackevičius? Ne Mackevičius, o Mackevičius. Mackevičius. Taip. Gerai. Tvarkoj, lauksiu. Sekundę dar pasakykit. Trečias Nemunas, turim iškvietimą, važiuojam greitai. Kaip? Trečias Čia Nemunas. jau man buvo atskirai. Trečias Nemunas, girdit, Palaukit, važiuojam, truputį. turim iškvietimą. Kur važiuojam? Palauk, aš telefonu kalbu. Negalima laukti, greičiau. Palauk, man popierius reikia, durnas tu pabaig. Pats tu durnas. Labas, Karolina, tave trukdo radijas, studijas FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Labas, šiek tiek išsigandai? Tai ne, blės.
Mackevičius. Čia, blė, tokias nesąmonės. Nesikeik. Mergaitė tokia graži iš rajono ir Tokia keikės. purvina burna. Jo. Prikakota. Tokias nesąmonės sugalvoja. Nu, nežinau, ar nesąmonės, gal tiesiog pagarsintos nesąmonės. Arba tiesiog nenori prisiminti nesąmonę. Va taip. Tiesiog jau gana jai kalbėti šiandien, nebenoriu. Man tai geriausias šitas džinglas yra šitas. Taip. Toks va. Dieve, man šiurpa nukrato vis laikas su šiurpas. Juodas Lexusas kelkraštyje sustoja. Tragedija. Rimta. 4TL47 and has phone the station. Tragedija visiškai. What's your 47? Išjung.